Tai, ką mes darysime dabar, tai bus tikrai bomba. Tai matom, yra transformeris, jis būtent skirtas su Makitos batareikom darbuotis. Tai faktas tas, kad čia nėra originali Makitos aftermake, bet aišku galima naudoti Makitos arba tam tinkančias batareikas. Tai kas yra du išėjimai USB, USB-C, tada yra, matom rozetė, kur mes jungsim drėlę, pabandyti ar veiks. Ir aišku prožektorių. Tai dabar, kad viskas būtų tikra, ką mes darome, jungiame drėlę, tai drėlė tikrai nemažai naudoja srovės. Tada aišku, matome, jungsime, kažkaip bandom pasidėti, jungsime mes patį transformerį ir žiūrim, ar mūsų drėlė veiks. Matome, pilnai duoda 240 voltų, aišku yra su europinė rozetė, galit pasižiūrėti, tai nuoroda profilė iš AliExpress, geras daiktas, pastvirtinęs ir galit pabandyti.